Šį vakarą Gyvūnų pasaulis svečiuojasi Great Pet dresūros mokykloje, kur dresuotoja Akvilė kartu su šuniuku Rubiu papasakos ir parodys visiems, kodėl šunis reikia mokyti nešioti antkaklį. Akvilė? Visus šunis iš tikrųjų reikia mokyti nešioti antkaklį, nes tai mums padės pasivaikščiojimų metu kontroliuoti šunį ir sustabdyti nuo mums nepatinkančio elgesio. Pirmiausia, labai svarbu išsirinkti tinkamą antkaklį. Jis turėtų būti platesnis negu 1 cm ir turėtų šuniui būti ne per daug laisvas ir ne per daug įtemptas. Kadangi Rubis nekantrauja, iš karto pradėsime nuo praktikos. Labai svarbu, kad treniruočių metu šuo būtų motyvuotas mokytis ir mums šiuo atveju padės skanėstai. Jeigu šuniui antkaklis dar nėra pažįstamas, visuomet duokite susipažinti su pačiu objektu. Ir jeigu turite jautresnį šuniuką, galite pripratinti ir prie garso užsegimo. Labai gerai. Pradėsime ne nuo užsegimo, bet prie prisilietimo pačio antkaklio. Tiesiog uždedu, neužsegus būtent. Ir vėl šiek tiek pridedu, Jeigu jūsų šuo yra toks pat plaukuotas kaip ir Rubis, labai svarbu, kad jis priprastų ir prie minimalaus spaudimo, nes kol užseksite, jis tikrai gali būti. Ir iš karto atsegame, kad šuo nejaustų per didelio spaudimo. Labai gerai. Dar vienas svarbus dalykas tai yra jūsų kūno kalba. Jeigu šuniukas yra jaunas ir norime pripratinti jį prie antkaklio, jūs turite pritūpti, kad jis jaustųsi jaukiau. Tai reiškia būti šuns akių lygyje, nes jeigu užgulsime jauną šuniuką ir bandysime užsegti antkaklį, jis gali išsigąsti. Atkreipkite dėmesį, kad antkaklį stengiuosi segti aukštai ir norėčiau, kad jis nebūtų toks laisvas ir tikrai nesistengiu, kad jis būtų kuo žemiau šuns. Labai svarbu, kad segtumėm antkaklį kuo aukščiau šuns kaklo, nes tokiu atveju yra lengvesnis valdymas ir šuo jaučia mažai diskomfortą. Antkaklis turėtų būti tokio dydžio, kad už jo galėtumėm užkišti 2-3 pirštus ir nedaugiau. Dėkojame Great Pet dresūros mokyklai, dėkojame Akvilei ir Rubiui. Jeigu ir jūs, mielieji, turite daugiau klausimų, kaip reikėtų išmokyti šunį vienos ar kitos komandos, tai rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Čia taip pat rasite ir daugiau naudingos informacijos.